Sveiki visi, čia yra Mūro Vaikis ir šiandieną aš turiu tokį challenge, kaip mano brolis, what the hell, ką jis daro. Iš pirmos arenos pasiemi bet kokias kortas, kurias nori, kadangi čia yra 12 kortų, tai 8 kortas savo išsirenki ir su jom loši, dekas susimetęs. Ir aš tai padariau, susimečiau iš pirmos arenos visos kortos, galite tikrinti, tai viskas iš pirmos arenos yra. Šitą challenge man pasiūlė LTU Kemza, tai varykite jį užsubscribinti, jis įkėlęs buvo prieš mėnesį ten Clash Royale vieną video, nors bent moka editinti, tai nueikit jį pažiūrėti, nes dabar darysim taip. Ant kiekvieno video noriu jūsų challenge pasiūlymų. Ir pats man mėgstamiausias challenge'as, aš jį ir kelsiu ir dar duosiu shout-outą tiems, kurie jį pasiūlė. Ir dar ant šito video atidarysime Epic Chestą, nes gal kokį, nežinau, Witcher gaučiau, kad į 4 lygį galėčiau pabrain, būtų tada gal dekas geresnis. Ok, bus daug kažko. Ok, galiu į 4 lygį, galima pala. Dabar bus 11 ar 12, mano matematika puikiai ten kažko. Executionerių, yes! 4 lygis Executioner. Šiaip tai visai gerai. Nors ir jis ne mano šitą dekė, bet vis tiek 4 lygis Executionerio. Ne, aš nenoriu Teslos. Aš ne ten pasvaudžiu. 4 lygis Executionerio geras ir... ir jo, varomi mūšį, daugiau jokių kalbų dar norėčiau. Aš nežinau, aš... Tikrai nemanau, kad aš laimėsiu mūšio, aš manau, kad visus prakyšiu. Nes čia, tokios normalios kortos. Nors bent aš norėčiau gauti Crown Chestą. Tai nepykite ant manęs, kai visus mūšius prakyšiu, nes tikrai, čia nėra lengva. Ir dar mano kortų lygiai nėra patys geriausi. Gerai, mūsų starting handas ne pats geriausias, bet tebūdinė varom su šitu maskatyru čia. Aš būčiau mieliau Giantą iškart gavęs rankose, kad galėčiau jį padėti. Ok. Jis turi Valkyrę, prašau, neiššok. Jas, gerai. Aš nenorėjau, kad Tesla iššoktų ir dabar gali apkapoti. Gerai, bum, šitą padėm, iškals minipeka viską, pašalins iš akivaizdos mano, bet Tesla man padarys keblumų su Giantu. Va čia ir tu pasiekė. Tu pasiekė. Vačiai. Bum, gerai. Yes, oh my god, pažiūrėk, normaliai varo mano dekas. Jos, dar Giantas vieną hitą gavo. Wow, šitas bičiukas Desperate dabar. Mano brolis prie manęs valgo, eik iš čia, broli. Nors be nevalgy prie manęs, gerai. Šį gal. Blogai pasakiau, labai atsiprašau, auditoriją. Koks ir blogas žmogus. Gerai, varom ant kito pušo. Šiaip tai labai gerai man paėjo. Jeigu aš taip ir toliau daužysiu, aš labai džiaugsiuosi. Tikrai norėčiau, kad taip ir toliau būtų. Aš laimėčiau pirmą mūšį, aš būsiu labai nustebęs. Rimtai. Gerai, čia. Ne, aš nenoriu savo minipeko. O, šamas. Prašau, net. Jis turi zepą. Jos neturi saiklę už tą zepo, arba eleksyro neturėjo, nežinau, bet neturėjo arba saiklę, arba eleksyro šiaip. O jom Valkyrė dabar OP. Dzinę fireballinsiu, va, man tik minipekos Valkyrė reikia. Nežinau, kad jis ją padės greitai. Oh my god, pažiūrėjo toweris beveik. Ne, minipeko for the win, bro. Jas, įkalė vieną hitą. Džiaugiuosi. Gerai, varom ant kito towerio iš karto, kad gaučiau gal abudu čestus ir iš karto galėčiau Crown Chestą atidaryti. Dabar jis jau turi saiklį, dėl to aš iš karto dedu Baby Dragoną, nes žinau, kad jis jo išzepins. Ok, jis padarė mažai žalos man tiesą sakant, aš nebijau, mano dar Baby Dragonas pribaigs towerį. Ne, nepribaigs, bet zin, who cares, aš noriu viską, negalėjau. Aš norėjau iškalti viską, visus towerius. Tiksliau, ne visus, o 2 towerius ir tada būčiau gavęs tą. Čia, Crown. Bet jie laimėjom pirmą mūšį, wow. Wow, kaip. Biškį nuvertinau Giantus ir Witchus.
O, žiūrė, LTU Kemza net yra, jo, šitam bičiui shoutoutas eina, tai jo, varykite jį užsubscribinti. Tai gerai, vieno krauno trūksta ir pažiūrėkit, aš dar biškį užkilsiu, nes iš tų dekų. Taip į Hog Mountainus užkilu. Ir taip iš karto būna koks graveyardas, eik tu savo, nes graveyardą aš tiesiog žiūriai noriu. Ir nes dabar aš grinai ant kito kaunto aš beveik turiu 3500. Ir aš jau, ir vieną dieną man ten prieš kokią savaitę buvo taip, kad aš toks laukiu maždaug graveyardo shop'e, bet neturiu dar pinigų. 3-8 kokias ten štukas turiu pinigėlių ir grinai graveyardo shop'e. Ir nespėjau tą dieną gauti. Jau kitą dieną aš atidariau savo Super Magical Chestą ten ant to akaunto ir gavau tiek pinigų, bet jau nebuvo graveyardo. Ir dabar aš jau tiek, nedaug dienų, gal kokias 4-5 dienas ar 6 aš jau laukiu ir nesulaukiu tiesiog to, graveyardo shop'e. Aš tiesiog žiūriai noriu graveyardo, nes turiu pakankamai pinigų, viską. Ir jo, tiesiog gaila labai. Gerai, varom. Liuks, žudyk Baby Dragonus, iškalk elektro. O, ateina ir vėlgi, kaip šitas dekas kažkaip... Oh my god, kaip šitas dekas OP, bro. Šitas dekas OP. Kaip? Aš nežinau. Oh my god. Mano brolis užkėlė mūsų šunį Zuzu ant stalo. Mano brolis labai protingas. Ačiū Dievui, kad Zuzu manęs nevalgo. Jinai bando kažkaip nulipti, dabar laižo mano brolio tarp kojų vietą. Ką? Kas panksti? Gerai, varom kito pušą. Viskas, turim crown chestą, tą žinau, pažiūrėk, gal rage quitino bičiukas? Rage quitino bičiukas, jo! Jėga! Skeletukų daug pareina, bičiuli, tau. O, eik tu savo, šitas dekas dar rage quitinti gali. Oh my god. Jo, čia OP. Aš rimtai užkilsiu Hog Mountainus šitų dekų. Žinai, net nereikia jokių legendary. Va. Ten žmonės prašo, kad be legendary dekų jiems parodė. Tai va, pats geriausias, va, tiesiog pirmos arenos dekas. Va, čia puikus dekas. Nu, jūs matote, kaip aš daužau, va, tokiuose trofėjuose, dar aukštai visai esu ir daužau žmonės. O jei, giant'o gavau, bet nedaug. Bet vis tiek, eik tu savo, kaip? Aš nustebęs šitų dekų. Tai va, žmonės, kurie nori patarimų dėl dekų be legendary, tai va, prašom, tikrai šitą imkit, nes aš daužau žiauriai aukštus žmonės. Ir jeigu eik tu savo paėjo. Jos minipeka kirst, ne, dar vieną reikėjo kitam kirsti. Ok, daug žalos iš karto prasileidom, labai daug žalos, per daug žalos. Man nepatinka, manau, kad šitą mūsų prakišime, dėl to jis bus paskutinis. O, triple kill, bro. Viską, kapoju, Baby Dragonus. OP. Ok, makaka, nelabai gerai dabar yra. Prasileidom taurį. Aš nenoriu tiesiog dabar gintis, nes ar taip aš būčiau. Nu, arba labai sumažai HP taurį, arba kitaip. Gerai, dabar už tą turim normalų pušą, jis dabar neturi eleksyro. Witchas, ne, nu tu durnas, nu tu turėjai pasitraukti iš kelio. Tu turėjai iškalti vizardą. Paskutinis mūšis pralaimėjimas bus, kaip gaila. Tai nėra toks geras dekas, ne? Tai ne, pažiūrėk, kiek iš pradžių laimėjom. Tu net tiek nebai trofėjų iškėlęs. Tave įveikė šitas dekas. Blogai loginį. Wow. Aš noriu tiesiog, nežinau. Aš manau, kad aš gal kokį sugebėsiu comebacką padaryti kietą. Tu grįbė minipeka. Comebackas pareina. Vaikai. Ne vaikai. Didesnė pusė žmonių, kurie mane žiūri, yra jaunesni ir tada kokie 3% yra vyresni. Nežinau, gal ne. Iš tave? Jo, nežinau, šiaip tai tiesą sakant. O, my god, greičiau Heroink, aš žinau, kad jis leis Skarmy.
Jos! Jos, tau ir jos skeletuką paliko, skeletuką main damage dealer. O, nedaug žalos padarė. Nes skeletukas rimtais būtų žiauriai daug žalos padaręs, nes Kala ten neprisimenu kiek, bet žodžiu Kala žalos. No! Witch, what the hell, mano mini peka net nespėjo užsikrauti, jinai jau buvo pašalinta. Duok iškalt taurį, tada galėsi mane pafrik... Ne, fireball. Liuks. Ne, liuks, šiaip blogai man. Davai, tai leisk iškalt tau taurį vieną, kad būtų tada dar overtime'as ir jis būtų mane pafrikrauninęs. Pats kaltas, bičia, galėjai mane pafrikrauninti, ne aš kaltas, tu nubas, grybas išmok lošti. Nors mane įveikia. Vis tiek, aš noriu dar vieną mūšį. Paskutinį mūšį. Jeigu prakišiu, bus viskas paskutinis mūšis. Ok. 8 lygis. Oh my god, mane ir vėl padaužys 8 lygis. Kai man nepatinka, kai mane pabitina 8 lygiai. Ir jau garantuoju, korto lygiai bus daug aukštesni. Aš tiesiog garantuoju, nes mane kai vakar pabitino žmogus 8 lygio, jo grinai kortus buvo žiauriai aukšto. Nu gerai, kol kas 3 lygio golimas, tai kol kas dar yra viskas kaip ir pagal jo lygio kortas, tai kol kas dar viskas gerai. Ok, čia jau viršyje jo lygį. Čia jau non-fair yra. Nu bra, nu what the hell. Aš garantuoju, kad jis turi kokį stipresnį akauntą, iš tikrųjų. Nes grinai jis turi bandyti, reiškia, jis profesionaliai kažkaip lošia su draft kortom. Kaip? Man nepatinka tokie žmonės, kurie turi geras kortas. Oh, let's go! Mini peka, aš čia grinai pagrindį... Ne, kodėl bičia kapoja, aš nesprantu. Jos, ne, ne jas. Gerai, normaliai žalos įkirtom. Manau, kad paskutinis mūšis bus perlyg, manau, bet aš save užžingsinu, ką tik manau. Jis po to padarys kokį golem pušą, tiesiog grinai tokį netikėtą. Gerai, čia skeletukus charging, nieks nenori, kad tu į taurį chargintum, dešimtum, tiksliau jau, gerai. Jo, jis dabar barbarinus padės, tai išklaus mano vičą, tai gaila. Jau. Gaila. Nežalos. Pala, Giantis, davai varyk, aš noriu, kad tu nors... Gerai, čia bus geras fireballas. Padėk dar kažką, bičia. Pliza! Nieko nepadėjo. Neįdomus. Žmogus. Man reikia kažkaip jam žalos daryti. Kaip man žalos? Aš padariau iš counter pusho... Su Baby Dragonu Musketeer. Nu, ir mini peka. Iš žodžių išgauliam counter pusho. Gerai, aš čia dedu Baby Dragoną. Nors ir man nepatinka dėti, nes tauris kapos jį, ar nekapos, please nekapok taurį. Nepasiek mano Baby Dragon. Jas, gerai. Ok, čia varom su aerosais. Aš tiesiog noriu liesti jo taurį ir viskas. Let's go. Ok. Double musketeer. O, Jen. Jen. O, pareina, tau counter pušas ir vėl, va, aš tik iš šito žalos darau. Iš counter didelių pušų. Witches išgyvenk. Jos, Witches ir Baby Dragonas išgyvena. Jos, woo, pergalė. Jos dar padėjo minionus, jos, woo. Nu, pagaliau, aš nugalėjau 8 lygį, atsikerščiau tam bičiukui, kuris mane vakar įveikė. Atsikerščiau. Get wrecked. Taigi, su jumis buvo Mūro Baikis, jūs žiūrėjote Clash Royale ir pasimatysime kitą kartą.